Yra girdėta, kad Šiaulių rajono Naisių kaimo bendruomenės sporto rūmuose vyrauja įvairios bėdos, tad išsiaiškinkime, kokios jos. Kokia dabartinė situacija yra sporto rūmuose? Naisių sporto rūmuose, tai iš tikrųjų gal ne aš geriausiai tą klausimą atsakyčiau, bet vis tiek tikrai esu buvusi ir žinau, kad tai didžiausia problema yra ta, kad yra kiauras stogas ir kiauras stogas yra ne vienoje vietoje, o keliose ir ten, jeigu lyja lietus, pastoviai varva. O kai jau varva, tada ir tų problemų atsiranda daug daugiau. Nes, sakykime, yra labai slidu vaikams sportuojant, lakstant, iš tikrųjų reikia labai saugotis, kad nebūtų kur nors slidu po kojom ir nepavirstų ir nepatirtų kažkokių traumų. Na, o paskui, aišku, ta tokia problema yra, kad yra ir nešildomi sporto rūmai, aišku, yra šalta ir kada šalta, tai aš manau irgi nuo to nukenčia ir ta pati sportavimo kokybė ir tiesiog mažiau galbūt renkasi, ne kiekvienas gali eiti tiesiog šaltose patalpose ir sportuoti. Kokia viena didžiausių problemų yra sporto rūmuose? Problema didžiausia yra stogas, kad kiauras stogas laša vanduo, gadinasi grindys. Tai čia pati didžiausia problema. Taip, tai mūsų tas salė yra graži ir reikalinga kaimui be galo jaunimui, bet problema tai didelė. Kadangi Naisių mokiniai dažnai aplanko salę, paklauskime Naisių mokyklos direktoriaus, ką jis mano apie ją. Kokia dabartinė situacija yra sporto rūmuose? Naisių sporto rūmai būtų kaip ir geriausia sporto salė Šiaulių rajone, bet turime didelę problemą, kad leidžia stogas 8 gal vietose. Ir nešildoma. O kokia viena didžiausių problemų joje? Didžiausia turbūt problema yra, kad stogas kiauras. Jau. Kokia dabartinė situacija yra sporto rūmuose? Sporto rūmuose, kurie nėra jaunimo, būtų daug sportuotojų, paprašytos sąlygos tam netitinka, kad galėtų sportuoti normaliai. Tai pagrindiniai, tai sakau, šiluma ir stogas. Ar dažnai lankote sporto salėje? Tiesą pasakius nelabai, nes iš tikrųjų prastas yra sąlygas, stogas kiauras, grindys šlapios dažniausiai būna, jeigu norim sportuoti, turim išsivalyti visados, kadangi visi dažniausiai nenori nieks valyti, tai tos grindys punten. Ar dažnai lankote sporto salėje? Ne dažnai. Kodėl? Nes šalta, slidu, nenoriu susižeisti. Jeigu būtų galimybė suremontuoti sporto salės stogą, ar eitumėte sportuoti? Taip, žinoma. Kur dažniausiai praleidžiate savo laisvalaikį? Pas draugus. Kartą salėje. Kodėl kartai salėje? Žiemą šlapia, kažkaip stogas kiauras, šalta. O jeigu būtų sutvarkytas sporto salės stogas, eitumėte sportuoti į salę? Eičiau dažniau. Užeikime į salę ir įsitikinkime, kokia dabartinė situacija. Kaip matėte vaizdo reportaže, pagrindinėje sporto salėje ir tribūnose pūna grindys. Reikia šildymo. Pasak Naisių mokyklos direktoriaus, tai būtų puiki rajoninė salė ir čia vyktų įvairios sporto varžybos. Rajoninės, kaimo, seniūnijos, taip pat ir Lietuvos, tačiau nėra tam tikrų sąlygų čia sportininkams sportuoti. Naisių jaunimo yra labai daug, bet dar daugiau yra norinčių sportuoti. Tai ar geriau, kad jaunimas vaikščios naktimis, gers, rūkys, ar geriau, kad jaunimas sportuos ir bus sveikas? Švieski žvaigždę aukštai.
Filmukas sukurtas Naisių jaunimo klubo komandos, Kūrybinės raiškos centro organizuojama projekto misija jaunimo politikos kokybė metu. Projektą finansuoja ES programa Veiklus jaunimas.